Prezidentė Dalia Grybauskaitė kartoja, jog dar nėra gavusi suderinto vyriausybės narių sąrašo, tačiau teigia, jog per numatytą 15 dienų terminą kokią nors vyriausybę patvirtins. Šalies vadovė teigia kelinti visų partijų kandidatams į ministrų postus 3 svarbiausius reikalavimus. Anot Grybauskaitės, darbo partijos kandidatai jai yra tinkami, jei jie atitinka visus kvalifikacinius reikalavimus keliamus ministrams. Šalies vadovė pabrėžia, kad bendri reikalavimai yra žinoti sritį, kuriai norisi ministrauti, žinoti taip vadinamą europinę darbotvarkę, nes Lietuvai reikės pirmininkauti tos srities dienotvarkę ir taip pat gebėti susikalbėti vieną iš dabartinių europinių kalbų. Socialdemokratų vadovas, paskirtasis premjeras Algirdas Butkevičius, yra pripažinęs, jog prezidentei netinka 2 darbiečių kandidatūros – Loretos Graužinienės į socialinės apsaugos ir darbo ministrės pareigas ir Virginijos Baltraitienės į švietimo ir mokslo ministrės pareigas. Trečiadienio rytą sulaikytos 20 piktnaudžiavimų tarnyba ir kyšininkavimu įtariamų Vilniaus teritorinės muitinės medininkų kelio posto pareigūnų. Iš viso 21 pareigūnui pareikšti įtarimai. Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Ramutis Jancevičius teigia, kad muitininkai sulaikyti po ilgo muitinės ir prokuratūros prokurorų darbo. Anot muitinės departamento, savo apimtimi tai bene didžiausia korupcinio pobūdžio byla Lietuvos muitinės istorijoje. Seniausias pasaulyje žmogus, amerikietė Bessie Cooper, mirė antradienį būdama 116 metų, pranešė televizija CNN. Gineso pasaulio rekordo knyga pripažino Cooper seniausiu pasaulyje tebegyvenančiu žmogumi pernai sausį. Ji gimė 1896 metų rugpjūčio 26 dieną Tenesio valstijoje. Kartą paklausta, kokia yra jos ilgamžiškumo paslaptis, Cooper atsakė, jog paprasčiausiai rūpinasi savo reikalais ir nevalgo niekam tikusio maisto. Įdomu tai, kad tais pačiais metais, kai gimė Cooper, buvo pirmą kartą paskelbtas akcijų rinkos indeksas, surinktos pirmosios šiuolaikinės olimpinės žaidynės ir pagamintas pirmasis Ford automobilis. Filipinuose žuvo mažiausiai 238 žmonės, o dar šimtai dingo per šalį praslinkus pražūtingiausiam šių metų taifūnui, trečiadienį pranešė vienas kariškio atstovas. Vietos pareigūno tvirtinimu, pietinėme kalnų mieste Naujajame Batane žuvo iš viso 142 žmonės, o 241 dingo, kai taifūnas Bopas sukėlė kelias žemės nuošliaužas ir žaibiškus potvinius. Taifūnas Bopas su smarkiomis liūtėmis ir 210 km/h greičio vėjo gūsiais smogė ir Mindanao salai anksti antradienį. Bopha Filipinus pasiekė praėjus metams po taifūno Washi, kuris nusinešė daugiau nei 1500 žmonių gyvybių pietinėje šalies dalyje. Pergalė NBA reguliariamėje sezone pasiekė Donato Motiejūno atstovaujama Houstono Rockets komanda namuose 107-105 palaužusi Los Andželo Lakers. Susitikimo pabaigoje Lakers turėjo 2 progas persverti arba išlyginti rezultatą, tačiau Kobe Bryanto tritaškis ir Metta World Peace dvitaškis skriejo pro šalį. Lietuvis buvo registruotas mačui, tačiau aikštėje nepasirodė. Nugalėtomis Tony Douglasas pelnė 22, Gregas Smithas 21, Jamesas Hardenas ir Carlosas Delfino po 15 taškų. Antradienį sužaistos 8 UEFA Čempionų lygos 2012-2013 metų sezono grupių etapo rungtynės. Paskutiniojo turo mačuose grūmėsi A, B, C ir D grupių komandos. Mirtininkų D grupėje Madrido Real Ispanijoje be vargo 4-1 sutriuškino Amsterdamo Ajax, o Man City Vokietijoje 0-1 turėjo pripažinti turnyro lentelės pirmoje vietoje įsitaisiusios Dortmundo Borussia pranašumą. Ši nesėkmė anglams užkirto duris į Europos lygos turnyrą. Tai buvo ZIP žinios parengtos pagal naujienų portalo Alfa LT informaciją.